Norint išauginti vešlius, gausiai žydinčius, subrandinančius sveikus vaisius augalus, būtina žinoti, kokių sąlygų tos rūšies augalams reikia. Kokia turėtų būti dirvos struktūra, kokiomis trąšomis ir kaip gausiai tręšti. Ar augalas mėgsta pavėsį, ar kaitrius saulės spindulius. Kaip reiktų jį saugoti nuo ligų ir gydyti sergantį. Vadinasi, norint gausaus derliaus, pirmiausiai reikia gerai pažinti augalą. Ugdyti – žymiai platesnė ir sudėtingesnė sąvoka nei auginti. Tačiau ir ugdymo sėkmę lemia geras ugdytinių pažinimas bei veiksmingas naudojimasis to pažinimo rezultatais, siekiant aukščiausios ugdymo kokybės. Kadangi dažnai vienu metu turime ugdyti 10 mokinių, svarbu nepamiršti, kad jie yra skirtingos asmenybės. Lietuvos švietimo dokumentuose, tokiuose kaip pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose planuose, bendruosiuose programuose yra akcentuojama ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, kuris bendrojo ugdymo mokyklose yra neišvengiamas, nes į mokyklas, į pamokas ateina skirtingų poreikių, temperamento, gebėjimų mokiniai, todėl norint pasiekti jų individualią pažangą ir mokymosi sėkmę, būtina juos mokyti skirtingai. Šiuo metu mokymo diferencijavimas suprantamas kaip ugdymo turinio adaptavimas pagal mokinių skirtybės. Norint, kad mokiniai mokykloje pasiektų mokymosi sėkmę, pirmiausia, mokytojas turi gerai pažinti mokinį, nes tik pažinus mokinį, mokytojas gali efektyviai pritaikyti ugdymo turinį pagal jo skirtybės, pagal mokinio gebėjimus, parinkti atitinkamus metodus, veiklas ir užduotis. Taikant diferencijuotą mokymą, reikia mokytojui sudaryti sąlygas mokinio savęs pažinimui, mokinio savęs vertinimui ir pasirinkimui. Norint, kad mokiniai mąstytų, kad mokiniai išmoktų mokytis, būtina, kad jie taptų savo mokymosi proceso šeimininkais. Kai mokinys gali rinktis, jis tada yra atsakingas už savo pasirinkimą ir ne tik už pasirinkimą, bet ir už mokymosi procesą ir jo rezultatus. Atsakomybę už išmokimą mokytojas turėtų dalytis su mokiniais, keldamas pamokos uždavinį, bei numatydamas individualaus išmokimo rezultatą. Ką mes mokomės, ką mes išmoksime ir kaip bus, ar ne? Gebėsite nurodyti augalo ir gyvūno ląstelių, 2-4 panašumus ir 1-3 skirtumus, bei susijęti juos su organelių funkcijomis. Ir pasižiūrime dar kartą į uždavinį. Skirtingus atsakymus išgirdau. Pasižiūrime į uždavinį. Gebėsite nurodyti augalo ir gyvūno ląstelių 2-4 panašumus, 1-3 skirtumus ir susijęti su funkcijomis. Dabar pasižymėkite savo lapuose 2 skaičiukus. Kiek jūs planuojate išmokti šiandien pamokoje augalinės ir gyvūninės ląstelės panašumų ir kiek planuojate išmokti skirtumų? Ar 1, ar 2, ar 3. Panašumus ar 2, ar 3, ar 4. Pasirašykite. Tai bus jūsų lūkestis. Jūs pasitikrinsite save, po to įsivertinsite pabaigoje pamokos, kaip jums sekėsi, ar pavyko savo planus įgyvendinti.
Mūsų mokykloje klasių vadovės kiekvienų mokslo metų pradžioje atlieka mokinių mokymosi stilių tyrimą. Bendrus rezultatus suveda į lentelę, tai yra informacija mokytojams darbui su mokiniais. Mokytojas privalo pastebėti, ar mokinys pasirinkęs veiklas ir numatęs savo lūkestį, pasirinkdamas užduotis, nenuvertino savo gebėjimų ir nepasirinko per lengvų užduočių. Tuomet mokytojo pareiga stebėti, padrąsinti, paskatinti mokinį tikėti savo jėgomis ir skirti užduotis, kurias jis atlikęs įsitikintų, jo geba daugiau. O gal mokinys pervertina savo galimybės ir gebėjimus ir negali džiaugtis pasiektą sėkmę, kadangi neįvertino savęs ir negeba atlikti užduočių? Mokiniai dirbdami porose turi galimybę pasitarti, pasidalinti patirtimi, jaučiasi daug saugesni. Stebėdami mikropreparatus, jie lygina matomą vaizdą. Jie pasitarė su draugu, analizuoja ir lygina. Stebiu mokinių veiklą, prireikus patariu, padedu, konsultuoju, suteikiu pagalbą. Noriu, kad mokiniai patys mąstytų, dirbtų, skatinu bendrauti, bendradarbiauti ir įsivertinti save. Mokytojas, vis labiau pažindamas mokinius, padėdamas jiems, sudaro sąlygas patiems pažinti save. Antraklasiai mokytojas Teresės pamokoje, įsivertinę savo jėgas ar pomėgius, pasirenka užduotį iš 3 skirtingų variantų. Ar yra vaikučių, kurie nuspręs išspręsti uždavinius, apsispręs? Kas uždavinius norit, atbėkit pas mane ir gausit uždavinius. Prašau. Oi. Prašau. 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 O kas atkarpas nori brėžti? O, aš norėčiau. Tai va, tai neimkit uždavinių, nes tik tai... Vaikučiai, aš dar kartą pakartoju. Yra uždavinių sprendimas, atkarpų brėžimas ir atkarpų matavimas. Aš su jumis matuosiu atkarpas, gerai? Va, o kas norit uždavinių pasiimat, kas dabar norit atkarpų brėžimo, prašom ateiti. Ką čia rodo tavo? Mokiniai patys pasirenka ir užduoties atlikimo būdą. Tiesa, dalis jų pasirinkdami klysta, tačiau klaidos išsiaiškinimas mokymosi metu yra galimybė sugrįžti prie nepakankamai suprastų dalykų, naudojantis išmokimo stebėjimo duomenimis, koreguoti mokymą ir mokymąsi. Pradėsim gerai. Tai kuris atstumas ilgiausias čia? Visi vienodi? O kodėl taip nusprendėjai? Todėl, kad aš visus skaičiavau langelius. O vaikučiai, ar girdėjot atsakymą Ievos? Nes suskaičiavo langelius. Ir tu radai, kad visi atstumai vienodai langelių? Ir jūs sutinkat visi? Taip. O gal sutiktai perskaičiuoti Ramūnai šitą ir šitą, pavyzdžiui. Ar vienodai langelių šitam ir šitam, gerai? Visi, šitas stalas, padarykit šitą. Ką jūs nusprendėt? Jau mes? Dinamiška, įvairiais metodais organizuota, skirtinga mokinių veikla paremta pamoka, paranki skirtingų mokymosi stilių mokinių saviraiškai, jų mokymosi sėkmiai. Mokytojas Teresės pamokoje, remdamiesi turimomis žiniomis bei gyvenimo patirtimi, mokiniai noriai atsako į mokytojos klausimus. Matuoja ir brėžia atkarpas, klasėje ir drabužinėje, inscenizuoja uždavinio sąlygą, mokosi savarankiškai, grupėse, įsivertina, kartu su mokytoja apibendrina mokymosi sėkmę pamokoje. Svarbu, kad mokytojas atsižvelgtų į skirtingą mokymosi tempą, pripažintų skirtingo dydžio pažangą, pozityviai vertintų mokinių pastangas. Ir dabar pasižiūrim, pakelkit, parodykit, kaip gražiai išmatavo atkarpas, pažiūrėkit. Ir pažiūrim, ir kaip teisingai užrašė, ar ne? Jums gražu? Paplokim, šaunuoliai.
O dabar visi atsisėskim ir įsivertinkim, gerai? Visi žali? Aišku. Aš džiaugiuosi, kad ir Benediktas žalią pakėlė. Nu ir Baika, kad su tuo rašalu nubrėžė, ar ne? Svarbu, kad sužinojo. Taip nedaryk. Tavo geltono, kodėl? Prašau. O aš tau pasakysiu, kad tu visus įsprendėjai. Nes toks uždavinys buvo bent 2 iš 3 uždavinių. Tai tu 2 tikrai išsprendėjai, šaunuoliai, greit kelk žalią, tikrai išsprendėjai. Kai mokiniai suskirstomi į homogeninės grupės, mokytojai tenka diferencijuoti užduotis, jų atlikimo laiką, kiek daugiau dėmesio, papildomo aiškinimo, konsultavimo, mokymosi stebėjimo skirti tiems mokiniams, kuriems sekasi sunkiau. Geras išmokimo stebėjimas orientuoja į tikslingą pagalbą. Diferencijuoti tai kelti vaiką iki jo džiaugsmo, iki jo gebėjimų pasakyti aš galiu. O kada vaikas galės, kai mokytojas apgalvojęs savo pamokos eigą, iškėlęs uždavinį, leidžia vaikui pačiam pasirinkti, ką jis darys pamokoje. Ir turėtų kiekvienas vaikas išeiti iš tokios pamokos su džiaugsmu, bėgti namo ir sakyti, mama, aš viską galiu. Ir yra pasakymas, nedaryk už vaiką tai, ką gali jis pats padaryti. Ir vieną gražią dieną pasakiau vaikams, tai jūs dabar turite ir nusistatyti, kas sekėsi, kas nesisekė ir kaip mes rytoj poryt ištaisysim tai, kas nesisekė. Įvairiais lygmenimis taikant diferencijavimą ir individualizavimą, visi mokiniai turėtų būti įtraukti į veiklas, o mokytojai turėtų būti svarbi kiekvieno mokinio individuali sėkmė, pripažįstama skirtinga mokinių pažanga. Vadovėlį užversti. Aš imsiu lapelius mūsų. Tuos savo korteles susidėti tvarkingai arba atversti, arba sudėti. Pasitikrinam, kaip sekėsi. Atsisėdam tiesiai. Viktorija, kiek planavai panašumų išmokti? 4 ir išmokti. Šaunuolė. Dominikai, kiek planavai panašumų iš 4 išmokti? 3, o išmokai? 3 ir išmokai. Kurio neišmokai, kurio nepavyko įsiminti? Garsiai sakykime. Membranos. Dainiau, kaip tau? Pavyko. Vėliau, kiek planavai? Planavai 2 ir 2, o išmokai? 2, o skirtumus? 2 išmokai. Šaunuolis. Vilija. Įgyvendinai. Ar buvo tokių, kurie lūkesčių neįgyvendino savo? Išmoko mažiau už planą. Mokinys mokydamasis pagal savo gebėjimus, poreikius, mokymosi stilių, mokymosi tempą, gali rinktis individualias užduotis, mokytojo siūlomas patrauklias veiklas. Mokinys mokosi pagal savo galimybės ir tokiu atveju yra užtikrinama mokinio mokymosi sėkmė. Jeigu reikia, mokytojas, stebėdamas mokinius, grįžta prie mokiniam nesuprastų dalykų, parenka kitus mokymosi metodus, koreguodamas jų mokymasi, siūlo kitas užduotis, mokiniams, kurie užduotis yra atlikę, siūlo kitas patrauklias veiklas. Ugdymo diferencijavimas remiasi ne mokymo, o mokymosi paradigma, kurioje akcentuojama mokinio aktyvi veikla, akcentuojama mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas, partnerystė, sudarimas sąlygų mokiniui rinktis, iš pradžių padedant mokytojui, o po to savarankiškai. Diferencijuotas ir individualizuotas mokymas – sistema, kuri remdamasi individualiu požiūriu bei grupiniu besimokančiųjų darbu
Siūlo mokymą sudarantį sąlygas atsiskleisti žmogaus individualybei, skatinant jo saviraišką bei savirealizaciją. Suteikia teisę pasirinkti mokymąsi pagal asmenybės skirtumus, polinkius, interesus bei sugebėjimus.